Metų klaipėdietis rinkimuose artėja pirmojo etapo kulminacija. Ši savaitė paskutinė, kai jūs dar galite atiduoti balsus už savo favoritę. Kad septynetukas būtų išrinktas teisingai, jūsų, mėly skaitytojai, nuomonė, jūs turėtumėt labai aktyviai balsuoti. Ir nepamiršti, kad penktadienį balsavimas telefonu ir internetu jau bus sustabdytas. Nebus galima balsuoti ir iškirptais iš laikraščio lapeliais. Penktadienis yra paskutinė diena. Po to mes skaičiuosime balsus ir pirmadienį paaiškės, kokios 7 moterys liks toliau pretendentėmis į metų klaipėdietės titulą. Skaičiuojant galutinius balsavimo rezultatus, bus sumuojami balsavimo lapeliai, telefonu ir internetu atiduoti balsai. Rinkimų organizatoriai įspėja, kad skaičiuojant balsus bus paisomos skelbtos taisyklės, kad per parą iš vieno kompiuterio už vieną kandidatę negali būti balsuojama daugiau nei vieną kartą. Technologijų pagalba apėjusiems šios apribojimus teks nusivilti, nes balsai nebus užskaityti.